Sveiki. Papasakosiu, kaip administruoti jūsų svetainę. Svetainė yra sudaryta iš įrašų ir puslapių. Įrašai tai bus, tie, kurie yra naujienose, visas turinys, kurie tai bus kur blogas. Čia ir bus tie įrašai visi. Galima juos čia surasti arba tiesiog atidarius bet kurį puslapį, paspausti redaguoti jį. Ir atsidaro tokia forma, tai geriau, čia yra 3 režimai, tas page builder naudojamas tik tai ten, kur reikėtų naudoti tik ten, su kuriuo yra sukurti puslapiai. Tai aiškusis būtų patogiausia, tai tiesiog paimam ir rašom, ką norim. Tas more tai yra įterpiamas su šitų elementų. Ir jis tiesiog parodo ties, kur bus sąraše, kada visas naujienas rodomas, ties kur bus ištrauka. Ištrauka bus kokia rodoma. Tai reiškia, šitas dalykas. Čia specialus paveikslėlis, tai tas, kur rodomas viršui, tai jį galima pakeisti. Pašalint pasirinkti bet kokį, arba įkelti tiesiog iš kompiuterio, arba pasirinkti, arba įtempti tiesiog ir čia į tą zoną sumažinus langą ir paspaudus atnaujinti, atsinaujins tinklapis. Puslapis tiksliau. Ir yra puslapiai, projektai, taip yra projektai, tai irgi turbūt einu į projektus ir redaguojam tiesiog ir čia irgi tas aiškusis redagavimas. Na ir išverčiam tiesiog, ką norim prirašom, specialusis paveikslėlis. Galime peržiūrėti, kuris, jis čia rodomas tam šone. Bet čia rodoma daugiau, tai va yra galerija. Čia galima ištrinti, pridėti paveikslėlį, ištrinti, pridėti. Analogiškai kaip ir anu atveju tas pats redaktorius, įterpiam ir turim. Paspausim atnaujinti, čia kategorijas. Kategorijos yra, pasirenkat projektų. Puslapį irgi taip pat redaguojami. Tik skirsis tie, kurie padaryti su tuo page builder, tai, bet iš esmės aišku. Šitas tai su tuo reiškiuoju, tai lygiai pakeičiam, ką reikia ir paspaudžiam atnaujinti. Parodysiu, kaip redaguoti su page builder, tai paspaudžiau redaguoti ir atsidarys vaizdas tiesiog kitoks. Čia paspausim edit ir tik nereikėtų tegų liesti, tiesiog versti tik tai, kur tekstas. Tai va, pavyzdžiui, čia šitie visi dalykai tai yra tegai ir jie, čia mygtukas, pavyzdžiui, batonas. Išverčiam į ką reikia norvegų kalbą. Tie, kurie reikalingi mygtukai, juos paliekam tiesiog. Paspaudžiam done ir atnaujinti ir puslapis pasikeis išvaizdą. Čia yra iš įvairių dalių sudaryta, bet čia yra ištraukas rodomas iš tų puslapių, kurie yra. Tai tiesiog pasirenkam, kuriuos norim rodyti iš sukurtų puslapių. Ir jis rodomas tokia ištrauka. Čia pažiūrėjus į tą, aišku, šitie dalykai. Essential Grid, tai šitą redaguoti nereikės. Čia yra visi tiesiog projektai. Automatiškai surinkti.
Nu, čia, aišku, paspausit edit ir matysit. Aišku, reikia tik čia vėlgi. Čia yra klientų tas sąrašas logotipų, tai aš nežinau, jį laikysit ar ne. Tai čia reikėtų logotipus. Nu, čia jau reikėtų viskas sudėtingiau, reikės įkelti nuotraukas ir čia jau pakeist kodą tos paveikslėlius. Tiesiog nusikopijuoti kodą ir įdėti. Paveikslėlius galime įkelti į failai, kur yra galerija. Nu, tiesiog įkeliam, nukopijuojam jau, nu va jau adresas ir įdedam, kur reikia. Taip. Nu, jeigu nereikia tos eilės, tai pavyzdžiui tiesiog ištrinti ir jis įtrins. Arba visą galima šitą veidą. Paspaudžius atnaujinti, neliks ir tinklapį. Dar yra tie vadinami widgetai, tai čia bus apačioj. Šitas, čia bus išvaizda, valdikliai. Nu tai apačioje tai bus footer. Čia parašom, ką norim. Aha, čia reikėtų pakeisti paveikslėlio adresą. Išsaugom. Na ir pasikeis. Parašysim tekstas. Saugom. Pažiūrim ir pasikeičia. Tai puslapiai visi analogiškai, kaip ir jau žiūrėjom čia. Ir kontaktai, ir visa kita. Tiesiog paspaudžiam ir redaguojam. O kontaktų forma tai kontaktų formos, tai čia ir bus. O čia yra naudojama kontaktų formos 7. Taip, dabar ID 5. Tai šitą nenaudojama. Tiesiog mes ją ištrinsim. Redaguoti. Čia reikėtų įrašyti, į kokią mailą norit gauti laiškus per tą formą. Ir čia savo e-mailą įrašyti. Taip. Ir paspausti saugoti. Nu ir patestuoti, ar veikia. Viskas gerai. Taip, ką daugiau. Nu, viskas turbūt kaip ir aišku. Projektai tai bus puslapiai tie paslaugos, kur tai, nu, kurios čia patenka. Nu, galima tiesiog taip patekti ir redaguot. Nu, čia irgi tas naudojamas konstruktorius. Nuotrauką, sakysim, ta nepatinka, pašalinam, pasirimam kitą, pavyzdžiui šitą, pakeičiam tekstą, ką norim, nu, nekeisim, sakykim,
Ir atnaujinam. Ir peržiūrim. Nu, va, nauja nuotrauka atsirado. Ir dar yra meniu, bet ten pavadinimus, kai išversit visus straipsnius, puslapius, tai turėtų pasikeisti ir čia, bet jeigu nepasikeis, tai čia galime parašyti, galbūt, kad nepasikeis, tada reiktų ir čia išversti norvegiškai ir viską išverstų, po to įsaugoti. Čia parašom, ką norim, spaudžiam įsaugoti ir pasikeis. Tai tiek, turbūt viskas kaip yra aišku. Jei bus klausimų, klauskit.